Sveiki, mėly žiūrovai, prieš jūsų akis yra dar vienas įdomus aparatas, tai yra italų kompanijos Unison Research lempinis stiprintuvas, kuris dar kol kas yra supakuotas dėžėje, o aš savo ruoštų, kai tik tai gaunu audio techniką supakuotą originalioje pakuotėje, visuomet noriu parodyti, kaip visą tai atrodo ir, galima sakyti, tai padaryti nedidelį išpakavimo tą experience, ką ras žmogus, kuris nupirks tokį aparatą arba ko tikėsis. Tai padarysim šį kartą taip pat, tai aprodysiu dar dėžę iš visų pusių, tai matosi, kad faktas, kad buvo išpakuota, žmogus naudojasi šio aparatu, tai dalykas, kuris čia matosi ant pačios dar dėžės apart tų visų lipdukų, reikiančių, kad yra pagaminta Italijoje, yra pačio brendo pavadinimas su firminiais lipdukais apsauginiais. Yra parašytas modelio pavadinimas, tai yra Symphony Anniversary modeliukas ir yra mahogany atlikime. Tai pakankamai įdomu turėtų atrodyti, netrukus atidarysim dėžę ir pasižiūrėsime, ką mes nurasime viduje. Tai tik apsuksiu šią ir atidarysim. Pas mus matosi yra paminkštinimas, kuris apsaugo stiprintuvą ir užfiksuoja vienoje vietoje, kad jis nesimaskatuotų dėžėje. Dėžės pakankamai yra storas, matosi, kad yra iš 2 sluoksnių padarytas. Išėmus matosi toks ir formavimas yra padarytas specialiai, vėlgi, kad būtų tvirtai viskas užfiksuota. Ir mes čia randam dar keletą dėžučių. Tai didesnė dėžė yra pas mus su lempomis. Tai lempos yra komplektuojamas prie šio stiprintuvo pačio gamintojo, kaip matau, pagamintos Rusijoje, Genelex kompanijos. Čia pas mus yra KT88 4 vienetai ir apačioje pas mus yra dvigubi triodai, tai čia pas mus bus ECC82, gali būti analogas 12AU7 ir yra tos pačios kompanijos Genelex jo ECC83 arba 12AX7 gali būti analogas šių lempų. Viskas gražiai, tvarkingai supakuota ir būtent lieka tik tai viską įdėti į lizdus, kurie yra stiprintuvė. Ir galima sakyti taip, aparatas bus jau paruoštas darbui. Kitoje dėžutėje mes rasime pultelį. O pultelis šitoks yra įdomus, kad čia yra praktiškai atskiras meno kūrinys. Pasižiūrėkit, kokios formos jis yra. Jis yra tarsi būtų nupjautas gitaros grifas ir iš jo pagamintas pultelis. Labai ergonomiškai guli rankoje, toks jausmas, kad rimtai laikai gitaros grifą. Taip pat jisai gali būti pastatomas tiesiai va taip ant staliuko ir atrodyti tikrai labai prabangiai bei šauniai. Man labai patinka, kaip viskas yra atlikta ir padaryta. Italai nebūtų italai, jeigu jie neskirtų didelio dėmesio būtent medžiagom ir formom ir aplamai dizainui pačiam. Tai vėlgi, čia irgi yra vienas iš tų atvejų, kai mes matome būtent kombinaciją ir medžio, ir metalo ir tikrai šauniam atlikime. Mes įdomiau galėsime apžiūrėti šį stiprintuvą tuomet, kada jisai pateks jau ant mano stalą ir iš visų pusių galėsime su juo susipažinti. Tuomet taip pat užmėsime akį, kaip jis atrodo viduje. Nekantrauju tai padaryti, kol kas viską grąžinsiu į savo vietas ir palauksiu, kol stiprintuvas gaus kambario temperatūrą. Šiuo metu jisai yra dar tik atkeliavęs iš lauko, tai kurį laiką dar palaikysiu, kad jisai sušiltų. O po to galima bus įjungti ir įdėmiau apžiūrėti iš visų kampų. Taip pat atrodo jo įpakavimas, jo dėžė ir tai, ką žmogus nusipirkęs gautų iš Unison Research. Kaip matote, Unison Research Symphony lempinis stiprintuvas jau yra ant mano stalo, paruoštas darbui, visus lempas yra sudėtas ir mes galėsime dienos šviesoje jį apžiūrėti iš visų kampų ir susipažinti su jo konstrukcija. Prieš tai tik tai porą momentų susijusių su specifikacijom šio stiprintuvo. Stiprintuvas sveria 25 kg, turi 25 vatus išėjimo galios ir tikrai nebloga dažnio atsako charakteristika nuo 20 Hz iki 30 kHz. Jisai gali atkurti be jokių problemų.
naudojamas yra 4 išėjimo galingumo lempos, tai pas mus čia yra naudojamas KT88, taip pat gali būti vietoj jų naudojamas 6550 kaip analogas. Ir toliau pas mus yra dvigubi triodai, tai yra predriveris ir driveris pats, tai yra galbūt pradinės stadijos stiprinimas ir po to jau pats driveris galios išėjimo lempų. Tai pas mus čia naudojamas yra kraštuose būtent ECC82 ir ECC83. Tai yra tokie patys dvigubi triodai, skirtumas tarp jų yra tas, kad ECC82 turi tiesiog mažesnį geiną, na ir kai kuriais atvejais galima turėti mažiau iškraipimų. Tai va tokia va yra įdomi situacija. Ir žiūrint į aparatą, iš karto susidaro įspūdis, kad tai greičiausiai yra push-pull konfiguracijoje dirbantis stiprintuvas, tačiau ne. Tai yra single-ended stiprintuvas, galima sakyti dual mono konfiguracijoje single-ended dirbantis stiprintuvas, taip vadinamai ultralineariniai A-klasėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visas signalas stiprinamas nuo, sakykime, neigiamo iki teigiamo pusperiodžio vienos lempos, kaip ir įprastam single-ended, tačiau jį dubliuoja dar vieną lempą ir gaunasi taip, kad būtų galimybė pakelti galingumą išėjimo. Bet iš principo, tai pas mus yra čia single-ended konfiguracija, tiesiog yra dubliuojamas dar papildomą lempą pakelti galingumui. Tai va toks va yra momentas. Iš valdymo organų pas mus viskas atrodo labai simetriškai ir taip pat gana asketiškai. Labai patinka man, kaip yra sumontuotas ir kaip yra ištekintos pačios va rankinėlės valdymo. Tai pas mus šone yra on-off svirtelė, pasukusi į on poziciją, matosi, kad stiprintuvas įsijungia, kuriam laikui jisai dar apšilinėjimas ir jau pradeda dirbti visai netrukus. Garso reguliavimo potenciometras pas mus yra sekantis eilėje. Neturi kažkokio tai žingsnės fiksacijos, bet turi gana malonų tokį taktilinį jausmą, jį sukant, nes nedidelį pasipriešinimą gali jausti. Toliau pas mus yra akutė ir akutė jinai pas mus yra skaidri ir ten matosi būtent infraraudonųjų spindulių imtuvas, kuris yra skirtas būtent pultui valdymo, kuris, kaip matote, atrodo tikrai įdomiai ir vieniem patinka, kitiem ne. Man asmeniškai tai jisai visai patinka, žmonai mano nelabai patiko šis variantas, bet kaip ir sakau, čia labai yra formą priminantis būtent gitaros grifą. Bet mes girdėjome, ką tik jau suveikia, galima sakyti taip, jau ne tai, kad apsauga, bet jau galima naudoti šių stiprintuvų, nes prieš tai dar buvo pakaitinimas suplaksėje, viskas galima jau jį naudoti. Toliau, ką mes matome čia, matome indikatoriai, kurie parodo, koks yra pasirinktas įėjimas, tai CD, fono, audio video, na ir tuneris yra. Vienintelis dalykas, ko galbūt norėčiau šioje situacijoje, tai kad šioje akutė nebūtų skaidri, kad tos nesimatytų, sakykime taip, vidurių pačio būtent infraraudonų spindulių imtuvo. Atrodytų, mano manimu, šiek tiek dailiau. Matome taip pat inkrustuotą tokį kaip ir logotipą iš skirtingo metalo. Čia yra bronzos ir matomai gal kokio plieno arba ne, greičiausiai aliuminio. Bronzos ir aliuminio toksai derinukas. Atrodo labai skoningai ir šauniai. Pati struktūra tikrai fainai labai atrodanti. Ant viršaus mes matome dar ir metalinę tokią plokštelę. Matosi, kad jinai yra tokia kaip varių padengta. Klausimas, ar tai yra pilnai varinė, ar tiesiog yra aliuminis padengtas varė. Čia yra toks irgi įdomus momentas. Ši dalis atlieka ne tik tai dekoratyvinę, sakykime, vaidmenį, bet to pačiu metu tai yra ekranas, kuris atspindi karštį nuo lempų, kuris gali pakenkti po apačia esančiam mediniam kabinetui, kuris yra, kaip matote, pagamintas iš rūšinių tikrai atrinktų dėmesingai medžio, sakykime taip, medžiagų, tai mediena. Toliau pas mus yra selektorius, kurio dėka gali pasirinkti skirtingus įėjimus. Selektorius, kaip matosi, yra encoderio tipo. Ir šitoje vietoje mes matome taip pat yra ant rankinėlio
galima taip sakyti, ištekintos vietos, kurios parodo, tarkime, pačios rankinėlės poziciją. Šitoj pusėje, sakyčiau, taip pat selektoriaus dalyje visai nereikalingas šitas dalykas, kadangi pas mus čia yra enkoderis, jis įsukosi be jokių, sakykime, konkrečios pozicijos, nėra čia kažkokios indikacijos, bet nusprendė galbūt tiesiog gamintojas taupyti šitą vietą ir naudoti irgi su išpjovimu tokiu. Tai nėra problema, bet tiesiog mano pastebėjimas yra, nes kai kurie taip ir naudoja, kad selektoriai, kur nėra konkrečios pozicijos, tiesiog nėra šitų visų išpjovimų ir to, žinai, kad, žodžiu, ši rankinėlė priklauso šitai pozicijai. Toliau pas mus yra Source Monitor svirtelė, kuri leidžia pasirinkti arba Source, arba monitorinti. Na ir kaip ir viskas yra šioje vietoje pas mus iš valdymo organų. Viršuje yra lempas. Lempas pas mus yra tikrai ir pačios su paauksuotom kojelėm ir lizdai taip pat visų lempų turi paauksuotus lizdus. Tikiuosi nebus per karštas, kad galėčiau jį išimti atsargiai, kad galėčiau parodyti toj sekundėlę. Atsargiai, nes čia vėlgi matosi taip pat lizdai yra tvarkingi, keramikiniai su paauksuotais kontaktais. Skirtingai nuo, sakykime taip, dvigubų triodo, šitose KT88 neturi paauksuotų kontaktų, turi tiesiog tokius paprastus ir tas irgi veikia, net neblogai. Tai taip atrodo jo ši dalis, galime sakyti taip, priekinė. Po to pas mus matosi ir ant transformatorių yra pavaizduotos pozicijos lempų pačių. Tai pas mus matosi, kad kai kurios lempas turi netgi žymėjimus, kur turėtų būti, pavyzdžiui, patalpinta. Tai čia pas mus yra VL1, tai yra V1L, tai taip ir yra pažymėta ant pačios lempos stiklinio balono. Ant kitų lempų taip pat yra pažymėta, žodžiu, kad viskas būtų grąžinta į savo pozicijas, nes matomai, kad gamintojas jau yra parinkęs tas lempas tam, kad būtų optimalus rezultatas, turint omeny triukšmų ir kitų visų parametrų. Tai spėjau jau jį pasijungti ir paklausyti, kaip jis skamba, ir tuo pačiu metu galėjau įvertinti, ant kiek jis yra triukšmingas, turint omeny jo būtent nepaduodama jokio signalo, kaip jisai pats iš savęs triukšmingas yra. Tai galiu pasakyti, kad iš garsiakalbių tiesiog mirtina tyla yra, kas mane iš tikrųjų džiugina ir labai fainai yra, kada nėra kažkaip pašalinių triukšmų, nes kai kuriais atvejais lempinėse stiprintuvuose tokių bairių pasitaiko ir turi su tuo gyventi. Esu pajungęs, kaip matosi, kol kas apkrovas, vėlgi tam, kad galėčiau saugiai jungti stiprintuvą, nes turint omeny, kad tai yra lempinės stiprintuvas, visuomet jungiant jį turi būti pajungta apkrova, net tuo atveju, jeigu tu nežinai, kad arba ten nėra sumontuotos apsaugos, kurios, sakykime taip, apsaugos išėjimų transformatorius, jiems esant be apkrovos įjungus pačiam stiprintuvui. Tai tokia situacija. Kol kas mes apžiūrėjome ir spėjome susipažinti su priekyje išsidėsčiusiais valdymo organais, taip pat galėjome susipažinti su vaizdu iš priekio bei iš viršaus. Netrukus pasuksiu iš šoną, galėsim pasižiūrėti, kaip jis atrodo iš šono, po to pasižiūrėsim, kaip jis atrodo viduje, ir pabaigai užmėsime akį, kaip atrodo šis stiprintuvas iš galo. Štai taip stiprintuvas atrodo iš šono, mes matome dar čia papildomai naudojamas radiatorius, neužilgo išsiaiškinsime, kas tai yra per radiatorių ir kam jie yra reikalingi. Pasižiūrėkite, su kokiu dėmesiu, kaip yra surinktas, sakykime taip, medinė apdailos dalis. Fantastika, tiesiog, tiek viskas kruopščiai, tiek viskas lygiai, gražiai, be tarpelio, bet su, žodžiu, kažkoks fantastiškai atrodo, man labai patinka. Kaip viskas yra suvesta, kaip viskas yra užapvalinta, kaip medis yra pats apdorotas. Labai gerai atrodo, tikrai. Dabar aš versiu šį stiprintuvą aukštinkojomis ir pasižiūrėsime, kas yra jo viduje. Kaip matote, Simfonija jau yra apverstas aukštinkojomis, kad mes galėtumėm susipažinti su viduje esančiais komponentais. Pats stiprintuvas yra padėtas ant mikroplošto tokio rankšluostuko, kuris apsaugos transformatorių
korpusus nuo nereikalingų, sakykime, taip apibrėžimų. Dalykas, kuris iš karto krenta į akis, tai matosi, kad stiprintuvui yra palikta opcija naudoti 4 kojas arba iš viso 5 kojas, bet šiuo metu jis yra komplektuojamas būtent su 3 kojom. Tai man liko tik tai atsargiai atsukti visus varžtukus, nuimsiu apatinį dangtį ir galėsime užmesti akį ir pasižiūrėti, kas yra jo viduje, iš kokios yra komplektuojamasis dalis. Nuėjimas apatinį dangtį nuo stiprintuvo Unison Research Symphony mus pasitinka štai toks vaizdas, ir mes matome, kad komponentų čia naudojama tikrai nemažai ir įvairiausiai. Netrukus mes prabėgsime, susipažinsime su jo anatomija, tai tiesiog prabėgom, nesigilinant ir tuo pačiu metu apžvelgsime kai kurios komponentus, galbūt kurie gali mums pasirodyti įdomus ir būtent naudojame šiuose stiprintuvuose. Varžtelius, kuriais buvo prisuktas apatinis dangtis, palikau tose pačiose pozicijose, kaip jie buvo prisukti, tam, kad galėčiau atgal grąžinti, nieko nesupainius. Ir galime mes užsiimti jau stiprintuvo būtent anatomijos apžvalgą ir pasižiūrėsime, iš ko ir kaip jis čia yra sudarytas. Tai pradėsiu turbūt nuo sekcijos, kurioje matau yra didžioji dalis maitinimo dalies bei kitų terminalų išėjimo arba įėjimo. Tai pas mus matosi, čia yra ateinantis tinklo maitinimo lizdas. Tai yra tinklo maitinimo lizdas yra naudojamas kartu su saugikliu. Vėliau tinklo maitinimo įtampa bei srovė patenka į tokią plokštę, ant kurios yra taip pat sumontuoti ir suppression kondensatoriai, taip vadinami, su X2 markiruotė taip pat, matome, yra sumontuotos kelios rėlės, taip pat kelios varžos. Po to tinklo maitinimo įtampa patenka į galios transformatorių, kur atliekamas po to transformavimas yra keliama įtampa ir mažinama įtampa atitinkamai anodui ir katodui lempų. Toliau pas mus matosi yra plokštelės, kur panašu, kad yra skirtos būtent jau išėjimo transformatoriams sukomutuoti, kad galima būtų po to paduoti atitinkamas, panašu, kad čia jau iš šitos plokštės išeina į išėjimo transformatorius, o iš išėjimo transformatorių ateina laidai, matosi per kitą ertmę ir jau yra fiksuojami ant plokštės, ant kurios matosi yra tikrai geros kokybės sumontuoti patys terminalai, paauksuoti, viskas tvarkingai, gražu. Ir taip pat matosi prijungtas taip vadinamas feedbacko laidas, kuris jau po to paėmęs iš stiprintuvo išėjimo signalą, paduoda jį po to atgal į pradžią. Tai yra būtent įstiprinimo pirmąją pakopą. Toliau, ką mes matome čia, mes matome dar vieną tokį įdomų momentą. Pas mus šis stiprintuvas gauna papildomą maitinimą, taip vadinamą fono išėjimą. Tai čia yra aprūpinimas iš pačio stiprintuvo atliekamas aprūpinimas, būtent kintama srovė. Nežinau, kokios ten įtampos eina, bet turėtų būti, reikės matomai vėliau biškį pamatuoti, pasižiūrėti, kiek jisai atiduoda. Bet nereikalas yra tas, kad dar prie šio stiprintuvo gali pajungti papildomą įrangą ir ją maitinti. Tai šiuo atveju tai yra fono korektorius skirtas maitinimas. Toliau, ką mes matome čia? Mes matome 4, jeigu tai paėmus kiekvienam kanalui 2 esančius šioje sekcijoje maitinimo filtruojančius kondensatorius, tai čia yra ne maitinimo srovės, būtent filtruojantis kondensatoriai. Tai čia pas mus yra aukštos įtampos filtruojantis kondensatoriai, kurie yra reitinguoti 470 mikrofaradų ir 450 voltų. Gamintojas šių kondensatorių yra Italcont. Tai reiškia, kad kondensatoriai pagaminti yra Italijai, kas yra faina, nes gamintojas italas ir naudoja itališkus komponentus. Štai galiu tik tai pagirti. Toliau, ką mes matome čia? Toliau visas veiksmas nusikelia į pagrindinę plokštę, kur pas mus yra sumontuotas jau pats stiprintuvas ir taip pat valdymo dalis. Tai pas mus ateina signalas į būtent įėjimo terminalas, matosi, yra naudojama plokštė ir yra mikrorėlės, kurios yra valdomas būtent šios plokštės. Tai pas mus yra mikrokontroleris, kuris išjungia, komutuoja būtent atitinkamas rėlės ir taip patenka po to įėjimo signalas linijinis į šią plokštę. Iš šios plokštės po to keliauja jisai būtent į įėjimo dalį. Taip pat matosi iš plokštės valdymo išeina ir kitos jungtis į atitinkamai, pavyzdžiui,
yra jungtis skirta motorizuotam būtent garso reguliavimui. Kita jungtis yra skirta selektoriui, nes būtent su selektoriu gali pasirinkti konfiguraciją pačių rėlių, kurias po to komutuoja. Tai reikalas yra tas, kad signalas patekęs būtent į įėjimo terminalus, jisai ten ir lieka uždarytas, jeigu, tarkime, tiesiog nesukomutuotas, jis nekeliauja kažkur tai čia, iki kažkokios plokštės, taip, kad netrukdyti kitiems, sakykime, nebūtų krostalko. Toliau matosi, čia yra keletą net varžų, matomai gal per šitas varžą, gal tai yra maitinimas skirtas, net nežinau. Žodžiu, vėliau signalas patenka jau į pradinio stiprinimo pakopą, kur pas mus yra naudojamos lempos tokios kaip CC83, matosi, jos yra pačioje, yra lizdai prilituoti taip pat prie pagrindinės plokštės, yra naudojami geros kokybės komponentai. Čia pas mus yra Ničikono elektrolitiniai kondensatoriai, taip pat Vimos pleveliniai kondensatoriai raudonos spalvos yra keletą, matosi, dar yra ir keramikinių tokių mėlynos spalvos nedidelių naudojama kondensatorių. Matau taip pat aš kažkokius tai ten operacinius stiprintuvus, jeigu aš neklystu, tai man atrodo yra Brauno naudojami, tai pasižiūrėsime mes. Tai panašu, kad jo OPA 604 AP Brauno naudojami yra operaciniai stiprintuvai. Ir toliau, reiškia, jau signalas patenka į prie driver, tai yra driveris pačius jau ECC82 plokščių dalis ir matau, kad Unison Research naudoja kustomizuotus komponentus, tame tarpe Mundarfo kondensatorius, kaip mes galime čia stebėti, tai net yra markiruota Unison Research ir Mundarfo kondensatoriai pleveliniai. Jų čia tikrai yra nemažai ir matosi tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Noriu priminti, kad šiuo mes turime stiprintuvą dual mono konfiguraciją, tai reiškia, kad jie, galima sakyti, nepaisant to, kad viskas yra vienoje vietoje, bet jie veikia kaip atskiri organizmai. Tiesiog dalinasi vienu šasi. Dar vienas yra įdomus momentas, aš matau, kad čia yra naudojami labai aukštos kokybės preciziniai višai sfernys, taip vadinami serijos rezistoriai, kurie yra, ko gero, geriausia, ką gali pasiūlyti aplamai gamintojas višai. Tai yra ir naudojami būtent šios serijos rezistoriai ten, kur reikia labai tikslios, labai precizinios, sakykime, komponentų ir tuo pačiu metu be kompromisės kokybės. Tai taip yra naudojami. Varžas matosi panašu, kad ten yra Matsušitos dar naudojami, arba taip vadinamas Panasonico. Kiti likę kondensatoriai, skirius šitos raudonos, kur grinai yra itališki, toliau naudojami yra Ničikono, vėliau matau dar, čia dar tokių rudų yra, čia irgi viskas yra Ničikono iš principo. Tai irgi matosi, kad yra geros kokybės komponentai yra naudojami. Grotelės, kurias mes matome, radiatorius, kur buvo paslaptingai atrodantis momentai, kurie, neaišku, kas ten buvo, tai pasirodo yra skirti vėsinti tranzistoriams, kurie atlieka aukštos įtampos kondicionavimo, reguliavimo bei stabilizavimo vaidmenį. Mes matome čia patenkančią aukštą įtampą, kurie ateina iš jau filtravimo, po filtravimo patenka į pagrindinę plokštę ir per tokį saugiklį, matosi, kad 500 mA yra nurodytas, tai mes turime omeny, kad tai yra aukšta įtampa, bet maža srovė. Patenka jau po to į plokštę, kur atliekamas yra stabilizavimas, filtravimas bei kondicionavimas ir po to išeina jau į plokštę, kur aprūpina jau būtent lempų anodus. Aukšta įtampa tiek vienos, tiek kitos pusės mes turime analogišką situaciją. Ir matosi, kad praktiškai prie kiekvienų lempų yra irgi naudojamos atskirai dar papildomai aukštos įtampos ir nemažos talpos maitinimo filtruojantis kondensatoriai. Kalbant apie maitinimo filtravimą, čia yra tiesiog labai gerai padirbėta šito klausimu. Jokių čia pastabų, jokių kažkokių priekaištų tam neturi. Tiesą sakant, tai girdisi, nes buvau pasijungęs tiesiog pasiklausyti prie akustinių sistemų, kaip stiprintuvas triukšmauja. Tai galiu pasakyti, kad pajungus prie gana jautrių akustinių sistemų, visiška mirtina tyla girdėjosi būtent iš to, kas iš principo mane labai džiugina. Ir
Stiprintuvas tuomet jaučiasi, kad yra pagamintas kokybiškai su būtent geru priėjimu prie maitinimo filtravimo, tam, kad nesigirdėtų jokių pašalinių garsų ir taip toliau. Ką mes dar schemoje matome? Mes matome dar tokius jungiklius, nežinau, man pavyks parodyti, tai matome tokius mėlynose korpusuose, tai naudojame poziciniai arba taip vadinami rotaciniai, tai yra kaip enkoderiai. Taip pat mes matome, čia yra naudojamas, čia Alpso yra naudojamas potenciometras garso reguliavimo, motorizuotas potenciometras ir taip pat dar vienas jungiklis irgi iš tos pačios serijos, kurią ką tik tai jums spėjau parodyti. Raudonos spalvos matosi čia kvadračiukai tokie yra Vimos kondensatoriai, tikrai geros aukštos kokybės visur vertinami ir naudojami aukštos klasės audiotechnikoje ir ne tik tai, net ir laboratorinėje įrangoje yra naudojami tokie kondensatoriai, būtent šio gamintojo plėveliniai. Ką mes čia dar tokio įdomaus matome? Iš principo viskas padaryta labai tvarkingai, gražiai, man patinka visai, lizdai sumontuoti ant plokštės, panašu, kad net pati plokštė yra perforuota tam, kad nebūtų kažkokių tai, pirmas dalykas pramušimo aukštos įtampos, kitas dalykas, kad būtų papildomas vidinimas, tai yra vidinės dalies, kad oras praeitų ir atvisintų pačią plokštę. Kas čia dar pas mus matosi? Čia pas mus yra diodiniai įtampos lyginimo, tai yra srovės lyginimo tilteliai, jau kur iš kintamos srovės pasidaro nuolatinė srovė, po to jinai praeina kelis etapus filtravimo, kaip ir sakiau, prieš tai, kas čia dar pas mus, feedbacko laidai, mes matome, čia ateina irgi kito kanalo feedbackas į pradžią pačią, kur yra ECC8 3 lempos naudojamas. Toks tvarkingas, fainas aparačiukas, kuris nėra tylus iš savęs ir groja tikrai fainai. Kągi, surinksiu dabar aš atgal jo apatinį dangtį. Mes dar užmėsime, kaip jis atrodo iš galo, vėliau pajungsiu stiprintuvą, paklausyti, kaip jis skamba, galbūt atliksiu demo įrašą ir galėsiu su jumis pasidalinti. Apsaugos Unison Research Symphony galu į priekį mus pasitinka štai toks vaizdas ir mes matome čia pakankamai nemažai išėjimo terminalų, kurie, kaip matosi, yra dubliuojami. Kam visą tai yra daroma? Tam, kad galima būtų panaudoti taip vadinamus biwiringo laidus, nes kai kurie žmonės gali turėti, sakykime, tai biwiringo laidus naudoti, tai šis stiprintuvas leis įdarbinti ir likusią dar vieną porą terminalų. Matome mes fono power supply išėjimą, taip pat mes matome subwooferį skirtą išėjimą. Toliau pas mus yra tape out ir in, toliau yra įėjimai tuner, audio, video, CD ir foną. Tai dar vienas yra fainas momentas, kad šios stiprintuvo galima paimti signalą ir paduoti tiesiai į subwooferį, jeigu toks yra naudojamas ir yra reikalingas. Kitoje pusėje yra analogiška situacija su terminalais, tai pas mus vėlgi yra atliekamas dubliavimas jų ir tam, kad galima būtų naudoti pagrindę biwiringo laidus. Viršuje yra keletą informacinių tokių pranešimų, tai vėlgi apie tai, kad turi būti saugomasi, nes gali nutrenkti aukštą įtampą ir tuo pačiu metu yra pasirinkimas būtent saugiklių atitinkamai pagal įtampą, nes jeigu, tarkime, naudojama iki 120 voltų tinklo maitinimo įtampa, tai turi būti aukštesnio amperažo saugiklis naudojamas, naudojant nuo 220 iki 250, tas amperažas dalinasi per pusę. Toks yra, ta fizika taip veikia. Aukštesnė įtampa, mažesnė srovė, mažesnė įtampa, didesnė srovė, toks yra momentas. Tai taip atrodo šis stiprintuvas, skubėsiu aš grąžinti lempas į jo pozicijas, pajungsiu jį paklausyti ir tuo pačiu metu pasidalinsiu su jumis savo įspūdžiais bei įrašysiu trumpą demo. Mėly žiūrovai, ką tik turėjome unikalią progą susipažinti iš arčiau su lempiniu stiprintuvu Unison Research, modelis, kurio yra Symphony. Atskirą ačiū noriu pasakyti savo bičiuliui Aivarui už galimybę jums jį parodyti. Aivarai, ačiū tau. Ir susipažinti tiek jums, tiek man pačiam su šiuo nuostabiai skambančiu bei atrodančiu aparatu. Vakar kažkaip buvo diskusija, klausiu savo karalienės, kaip jai atrodo šis stiprintuvas ir kaip jinai įsivaizduotų, jeigu jisai liktų namuose. Jinai pasakė taip.
Šiam aparatui jau reikėtų atskiro postamento, tai arba kokio nors dailaus staliuko, Art Deco stiliaus ir panašiai. Tai jau supratau, kad tokios galimybės pas save nematau, pas mane viskas yra kur kas paprasčiau. Šis mažylis, ne visai mažylis, bet nusipelno atskiros vietos savo ir galima sakyti taip, ten, kur būtų demonstruojamas ne tik kaip daiktas, kuris sugeba nuostabiai atkurti muziką, bet tuo pačiu metu kaip meno kūrinys. Jis iš tikrųjų taip ir yra. Kalbant apie pačio stiprintuvo skambėjimo charakteristikos, tikrai man paliko labai fainą įspūdį. Turėjau ne per seniausiai lempinį stiprintuvą su 845 lempomis. Tai galiu pasakyti, kad charakteriu, jisai primena būtent tą stiprintuvą. Turi, aišku, žinoma, kiekvienas savo savitą charakterį, savo ten, sakykime, atkūrimo ar kitus momentus. Bet šis tikrai mane sužavėjo ir KT88 išmetime su tonuoja garsiakalbiais taip susigroja nuostabiai, kad net mielai savo tokį pasilikčiau. Tarp kitko, kalbant apie tą pasilikimą ir panašiai, šiam momentui, kai ir filmuoju arba kai bus išplatintas video, tai stiprintuvas yra prieinamas nusipirkti. Tai žmogus, kuris jį turi, tiesiog gali parduoti ir galėsiu pasidalinti kontaktais. Jeigu ką, rašykite man, duosiu tuomet jo kontaktus ir galėsite susitarti tiem, kam bus įdomu ir patiks šis aparatas. O šiam kartui sakau tiek ir iki sekančio karto, iki sekančio įdomus aparato apžvalgos. Jokių priekaištų šitam aparatui neturiu, nuostabiai subalansuota scena, nuostabiai subalansuotas būtent dažnio atsakas, tai netrūksta nei žemų, nei aukštų, absoliučiai nieko, tu tiesiog jungi, mėgaujasi muzika, kuri skamba laisvai, kuri skamba ne kaip pasakyti, visiškai neapkraunant, gali valandas klausytis ir visiškai tavęs tai nevargins ir galima sakyti taip, fonoteka vėl gali suskambėti šiek tiek kitaip. Tai ačiū Jums uždėmesį ir iki sekančio karto. Ate. Just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. It's not what was said and it's not what I heard. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So we think we really live
I'm just a tree in the middle of the forest. I'm not asleep, I'm just resting my soul. I'm just a tree with my eyes closed in the middle of the forest. I'm not asleep, with my eyes closed. I'm just resting my soul. Our roots run deep.